Sveiki, ar žinojote apie naują operacijų centro funkciją AutoPath? Ši funkcija leidžia sukurti jums optimaliausią važiavimo trajektoriją jūsų laukuose ir taip galima sutaupyti laiko ir degalų sąnaudų. Toliau žiūrėkite video ir parodysime, kaip galite tai įgyvendinti savo operacijų centre. Pirmiausia, jums reikės įsijungti savo operacijų centrą. Pasirinkite lauką, spauskite laukai, tada spauskite pridėti. Pasirinkite AutoPath funkciją ir nurodykite tarpvėžės plotį. Spauskite kitas. Galulaukėje pasirinkite pastovų poslinkį ir nurodykite poslinkio dydį. Spauskite išsaugoti. Čia yra 3 skirtingi variantai. Tai yra lygiuoti pagal ribas, taip pat galite pasirinkti trajektoriją pagal nurodytą jūsų kampą bei rinktis iš esamų sukurtų trajektorijų. Šiuo atveju matote, jau pasirenkama pagal lauko kraštinę. Taip pat galima rinktis ir pagal kurso kampą, nurodant kampo dydį arba pasukant rodiklį. Ir trečiasis variantas, kaip minėjau, iš turimų automatinio vairavimo linijų. Nurodykite AutoPath plano pavadinimą ir spauskite išsaugoti. Paspauskite planas, darbų planuoklį. Spauskite planuoti sėją. Pasirinkite ieškomą lauką. Spauskite kitas. Paspauskite javai ir pasirinkite kultūrą. Taip pat galite pasirinkti ir rūšį. Paspauskite AutoPath Boundaries, pasirinkite planą ir paspauskite atlikti. Pasirinkite mašinas, padargus ir operatorius. Ir sukurkite darbo nurodymą. Spauskite išsaugoti. Naudokite paiešką, kad rastumėte darbo planą. Ir tada šį planą siųskite į savo pasirinktą techniką. Spauskite siųsti. Turbūt daugeliui kilo klausimas, ko reikėtų, jog ši funkcija galėtų veikti pas jūs. Tam reikalinga JD-Link telematikos terminalas, Starfire antena su tikslesniu mokamu signalu, 4 kartos monitorius su Automation aktyvacija arba 5 kartos monitorius su Advanced aktyvacija. Jeigu kyla klausimų, visada galite susisiekti su mūsų specialistais.